Nuo 15 iki 120. Tai dėl dokumentikos, už kiek čia ką tik buvo nupirktas malūnėlis? Vienas už 50, vienas už 20, ar ne? Va. Twin turbo. Išgarsioji pardavėja, gudrioji, tai kokios pirmos pamokos? Pirmos pamokos yra tokios, kad nebūtina parduoti. Taip. Galima tiesiog papasakoti žmonėm, bet kaip ir tokie. Ateikit. Aš žinot apie štaksą. Iš kur žinot? Mama paskirno, sakė, laikį ir nupirkau. O, gerai. Kaip gamyba šaltame ore? Puikiai. Puikiai, rankos nedreba. Nedreba, atsiprašau. Štai taip atrodo ruošinukai. Taip, štai taip atrodo stalas iš toli. Šatėjus, panašiai, O taip atrodo, ką tik pagamintas malūnėlis. Šviežias, palauk, dar šiltas, parodyk, ar šiltas. Praktiškai karstas. Karštas dar, ne? Gerai, kad sugrįžti. Jau 3 metai tos malūnėlius stovi lauke, neišneša žiemai. Tai laikosi. Gerai, kokį norite? Gražiausią taškį. O koks jūsų vardas? Lina. Malūnėlis Linai! Lina nupirko 21. Į Vilnių keliaujam. Į kokią gatvę? Į Gelgaudo gatvę! Detaliau neklausim, būtų neklausim, nesakykit asmens kodą irgi. O iš kur jūs sužinojot apie malūnėlius? Iš vyro darbo. Iš vyro darbo, gerai, mes atseksime sekliai. O vyras kur dirba? Ai, tokioj saugum, ai. Jau esat pridarius, darot malūnėlius? Taip, tai mums reikės jūsų mūsų komandą priimti. O tai kodėl prekiaujat kaziukę, neprekiaujat? Pasidarau savo vaikam, kiek aš vaikų auklėjau, visiems padarydavau. Mes jums siuntėm. Čia gal žurnalistė? Ne. Beje, dar ne. Čia būsimoji. Tai va, aš papasakosiu. Čia yra tokie gražus balti malūnėliai, mediniais pateliais. Ir tą taip užsirauk. Jie atpučia palankų vėją. Matot, dabar šiuo metu labai aktualu visiems. Galima įdėti draugam, bet ir gėlės dovanoti. Ir jis labai gražiai skamba, kaip čia vėjas. Vadeno girdisi. Jis gali būti fitneso priemonė, jeigu... O kokia čia akcija galite skirti? O akcija yra ta, kad mes visi pinigėlius, visą pelną atlyginimus paskirsim rūputės fondų. Čia yra fokus. Reikia visiems pasakyti, kad atsinešti. Duosim gražą. Nėra pinigų, malūnėlio reikia. Pinigų nėra. Pas kasininkė. Kur tas klientų šokis? Dovanų jie 15 kartų per sekundę. Taip, čia yra 15 kartų per sekundę, dėl to jie po 15 litrų, o šitie sudat žymiai greičiau. Po 5. Kodėl šitie greičiau? Taip, kad jie padaryti su šitą technologiją. Taip, kad gali... Vyrai sušalo, merginos pardavinėja. Gal yra šiek tiek nesąžininga čia mums sėdėti kavinėje, kai tas tarpu merginas prieš langas. Mes jas atleisim, tiesa. Atleisim, nu taip, mums reikia pasikrauti. Taip. Keistas žmogus, su kurio broliu Paulius mokėsi, o ten mūsų... Kurmėm. Bet šiaip jie labai smagu, žinokit. Arba daisiu. Tėčius reikia pašaukti. O kuris gražiausias? Už kurią tau, kaip sakyti, sumą gražiausias? Nes mes vieną rezervavom Aivarui, tai gal čia tau?
Pamaina, pirmoji pamaina, sveiki atvykę. Kaip savie? Čia išlydim šitą pamainą? Tai geriausia, žinai. Šauniai leidžiam laiką. Tai jūsų uždavinys kiek parduoti yra? 10 brangiausiai. 10 brangiausiai. Jo. O kas yra brangiausiai? 50 ir virš. 50 ir virš. Kas atsakymas šis? Gerai. Na, mūsų pamaina eina ilsėtis. Na, pirmos pamainos pabaiga, ateinam patikrinti, kaip sekėsi. Tadai, mes viską Baigėsi. pardavėm visus malūnėlius. Neliko net reklaminių? Ne. Tai dabar sakykit, kokią rekordinę kainą? 50. O. Mes pardavėm 25 malūnėlius. Iš viso? Ir kokią reikia nepardavėm. Super. Ir šiaip daugiau buvo norinčių, paskutinis malūnėlis tai buvo beveik aukcionas. Jo, tik įsigando žmonės, tai nebus mano 50. Tai kaip Sold out. Sold out.